Paveldo apsauga. Dėkuoju, jau ponia Andrikėnė, 2 minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie Arktikos apsaugą. Tai yra karšta tema ir ne tik Europos Sąjungoje. Visų pirma dėl to, kad, kaip manoma, Arktikos regione yra didžiuliai energetiniai ištekliai. Daugiau nei 20% pasaulio dar neaptiktų išteklių, kuriuos galima eksploatuoti. Taigi pagunda didžiulė. Kitas dalykas, Arktikos aplinka yra nepaprastai pažeidžiama ir visa tarptautinė bendruomenė pajus poveikį tų įvairiausių pokyčių, kurie ten jau vyksta. Dar vienas dalykas. Dėl Arkties yra iškilę teritorinių ginčių. Yra rizika, kad šalis karinėmis priemonėmis gali siekti apsaugoti ir apginti tai, kas vadinama gyvybiniais nacionaliniais interesais ten. Taigi Europos parlamentas turi aiškiai išsakyti savo poziciją, nes iki šiol parlamentas tose diskusijose nedalyvavo. Jeigu neskaitant mūsų rezoliucijos praėjusiu metu spalio mėnesį, kurioje raginama užtikrinti Arktikos apsaugą. ES narės bei ekonominės erdvės sutarties narės sudaro beveik 100% Arkties tarybos narių. Ir kalbant apie Jungtinės valstijas, manau, kad tai santykiuose turėtų taip pat būti vienu strateginių interesų. Turėtumėme parengti moratoriumą dėl Arktikos geologinių išteklių eksploatavimo 15 metų laikotarpiui, kol bus pateikti mokslinių tyrimų duomenys. Taip pat reikia dėrėti su Rusijos atstovais dėl daugybės svarbių punktų išvardintų mūsų rezoliucijoje. Taip pat atėjo laikas įtraukti Arktiką į ES Rusijos vadovų susitikimų darbotvarkę.